sveiki draugai. Besigydydama savo vargšę nugarą, kol negaliu važinėti motociklu, atradau laiko pagaliau sumontuoti kelionės medžiagą. Tai kelionės, kuri vyko 23 metais, sezono gale. Važiavom TED Italijoje. Kodėl būtent čia? Tai istorija labai paprasta. Reikėjo pagaliau kažkur išvažiuoti ir kadangi jau nebeturiu gyvenime laiko pradėti nuo kažkokių mažesnių iššūkių, nusprendžiau, kad važiuosiu į kalnus, bekelę ir su 30 metų senumo motociklu. Taip jau išėjo, kad nespėjau nusipirkti kito automobilio, tai teko automobilį nuomotis. Nuomą suorganizavo pusbrolis iš kažkokio pažįstamo, seną Volvo mums išnuomavo ten už tikrai juokingą sumą. Sako, čia neseniai nusipirkau, bet va diržus pakeičiau, kad jum kelioniai viskas gerai būtų. Sakau, bet čia lyg ir kondiškė kartais neveikia, kartais veikia, bet žodžiu, viskas bus gerai, sako, nuvažiuosit. Tai va, tai taip pasiėmėm kažkokią mašiną, kažkokį labai seną Volveką, visą nutrintą, salonas visas ištrintas, bet iš tikrųjų tai buvo viena komfortiškiausių mašinų, kurioje aš važiavau. Neskaitant to, kad mes važiavome prie plus 40 be kondiškės, nes jinai nustojo veikti 5 minutės po to, kai mes pasiėmėm automobilį. Net langai atidaryti nepadėjo, nes tas oras, kuris pūtė pro langus, buvo karštesnės už orą viduje, lyg kažkas fenu pūstų tavo veidą. Tai galvojau, kad išsijungsiu porą kartų, tai padėjo tik tai šalti ledai McDonald'e. Tokiam įdomiam McDonald'e buvom sustoję labai. Tai kažkaip nuvažiavom iki tos Slovenijos, ten mus priėmė labai maloni mergina, jinai Facebooko grupėje Teto pasiūlė savo aikštelėje palikti automobilį ir priekabą. Sakė, bus labai saugu, galėsit palikti ir važiuosit į Tetą Italijos. Tai kadangi turėjom išvažiuoti 2,5 savaitėm, šitas variantas buvo labai geras, mes pas ją atvažiavom, jinai net pasiūlė pernakvoti jos studijoje, jinai ten turi sporto jogos berods studiją. Tai tenai pavalgėm, pernakvojom, pailsėjom ir ryte susikrovę daiktus pajudėjom pagaliau link Teto. Na ką, mašinytė lieka. Apsikrovėm, startuojam. Tai pirmą dieną tik išvažiavę jau apsidžiaugiam vaizdais. Prasidėjo mūsų tranzitinė kelionė per visą Italiją. Pradėjom džiaugtis vingiais. Jo, tikras motociklininkų rojus. Miestas su nemažu uostu, kur stoja kruiziniai laivai. Vieną jų mes ir pamatėm. Trumpai pasivaikščiojom miestelėje, apsidžiaugiam, kad nieks nieko nenunešė nuo mūsų motociklų. Dar ir picos skanios pavalgėm, atsigavinom ir nuvažiavom toliau.
Toliau prasidėjo nuobodesni keliai, bet šiandienos mūsų tikslas buvo Venecija. Sustojom Venecijoje, susiradom ten kempingą, supratom, kad palapinė, kuri stovi tik tai ištempus kuoliukus, nelabai geras pasirinkimas ten, kur yra akmenys, kieta žemė, tai teko truputį pavargt, kol pastatėm tą palapinę ir nusprendėm dar nuvažiuoti naktinę Veneciją, nes galvom, kad ryte iškart važiuosim tolyn ir nebegaišim čia laiko. Pasivaikščiom po naktinę Veneciją, iš tikrųjų buvo labai gražu, ramu, ne taip karšta. Tik truputį gal toks keistas vaizdas buvo, kad šlaistėsi daug girto jaunimo, sakykim taip, ir kvapas toks nelabai malonus mažosiuose gatvelėse. Tai visą vaizdą truputį gadino, bet šiaip buvo labai įdomu. Dieną nusprendėm vėlgi sugrįžti į Veneciją, nes jinai labai didžiulė ir galbūt čia daugiau nebeatvažiuosim, tai pavaikščiom dienos metu. Venecija, žiauriai karšta. Bandom išgyventi ir kartu pamatyti kažką. Panašu, kad čia jau niekur nebeišvažiuosim, nes čia milžiniškas miestas. Iš tikrųjų praleidom beveik visą dieną, buvo žiauriai karšta, labai daug žmonių. Tai chebra, rekomenduoju į Veneciją važiuoti ne vasaros laikotarpiu. Nuvažiuokit kažkada gal vėliau rudenį arba ankstyvą pavasarį, kada mažiau žmonių ir kada nebus taip karšta, nes nežinau, kiek vandens išgėriau, bet buvo labai varginanti diena. Skaitau savo užrašus ir buvo tokie keli dienos pastebėjimai. Tai vienas yra tas, kad jeigu norėsi kažką skalbtis kelionėje, tai reikėtų pasiimti muilo. Jeigu nori nueiti į kempingą į dušą, būtų gerai turėti kažkokias tapkes. Apie palapinę jau pasakiau. Ir dar vienas dalykas, nereikia maisto, bandelių, kažko skanaus palikti palapinės prieangį, nes gali ryte ir neberasti. Tokia bomžiukų taupioji vakarienė arba bandome Lidlo maistus Italijoje. Čia iš tikrųjų tokie įdomus visokie maistai. Čia paelija su aštunkojukais ir krevetėm, tai visai šiaip skanu ir nėra brangu. Čia biški buvo bėdų, biški išsilydę plastikai, tai kol turime laiko vakare, reikia persidėti tašes biški aukščiau. Gal čia remsis, bet lyg ir turim tokią medžiagą, kuri, kiek patikrinau, nesilydo. Tai gal viskas bus gerai, perkels. Tai pasilikom dar vieną vakarą Venecijos kempinge, išgėrėm špricukų, alučio ir nuėjom miegoti. Ši diena autostradose labai prailgo, važiavom ilgai, nuobodžiai, atsisėdant nuo vieno užpakalio žando ant kito, nes tikrai nėra pats patogiausias motociklas, o dar prie viso ko ir lyjo. Visą dieną buvo šalta, lyjo, degalinėse maistas kainuoja kosmosą, pavalgėm kaip bomžiukai. Varguoliai pietauja. Už tą dienos pravažiavimą autostradose sumokėjom 34 eurus, kas, sakykime, yra nemažai, bet sutaupė mums daug laiko. Prasideda teto kelionė, valio! Nu jo, keliukas. Čia per pilkuką. Ir pagaliau prasidėjo vaizdai, pagaliau pamatėm kažką gražaus, kalnus, įvažiavom į tetą, įvažiavom į
tokius smulkius vingiuotus keliukus ir kažkaip jau atsidusom, supratom, kad pagaliau atvažiavom, viskas gerai, baigėsi kančia, pradėsim tetą. Pirmieji kilometrai buvo ganėtinai sunkus, nes teko leistis labai akmenuotą nuokalnę. Tai iš tikrųjų prakaitas žliaugė pro visus kraštus. Kempingą vos susiradom, kažkokį dviratininkų kempingą, tai iki jo palikus motociklus dar reikėjo paeiti. Vaizdas gražus, bet jau galvojau, kad numirsiu beidama su tais visais daiktais. Nugriuvau palapiniai, galvojau, neatsikelsiu, niekur neisiu net į dušą, bet per daug smirdėjau, teko nueiti į dušą. O šalta, vėjas pučia, dieną buvo karšta Venecijoje, po to čia lyjo visą dieną, po to buvo žiauriai karšta, kai leidomės tetų ir dabar vėl šalta, didžiulis vėjas, bet kažkaip nusiprausėm, gerai, kad buvo bent kažkiek karšto vandens. Supratau, kad padariau didelę klaidą palikus vilnonės kojinės motociklę, nes tikrai nebesinorėjo tenai eiti. Žaibavo visą naktį ir varpai skambėjo kos pusę valandos, tai buvo tokia įdomi naktelė, bet iš to nuovargio pavyko ir užmigti, ir pamiegoti, ir visai normaliai pailsėti. Na ir pagaliau laukia visa diena teta. Aišku, vėl orai mūsų nedžiugino, šalta, labai slidu, lyja, dar vis nėra išdžiuvę batai, nieks neišdžiuvę, tai tokiam šlapumoj tokioj važiuojam toliau. Dienos metu sunkoka surasti maisto Italijoje, kažkokio šilto maisto, tai turėkit tą omeny. Ir kažkodėl kalnuose nesikūrė dujinė, irgi turėkit tą omeny, nes kai žiauriai šalta, pučia vėjas, drebi ir nori arbatos, nepavyksta kartais tos arbatos užsivirti, tai tenka kažkaip suktis iš padėties ir bandyti sušilti kitais būdais. Pagaliau pradėjom kilti į kalnus, kelias buvo labai siauras, bet buvo didžiulis rūkas, tai nelabai matėm nei kur važiuojam, nei kas šalia mūsų. Kartais prasisklaidydavo tas rūkas ir galėdavai pamatyti, kad šalia yra praraja ir tu važiuoji ant tokio siauro, šlapio asfaltuko. Aišku, jūs turbūt sakysit, koks čia tetas, kai čia visur asfaltas, tai kantrybės, mes dar tik pradedam tetą. Kelios nuotraukos, kylam toliau ir staiga atsiveria nuostabus vaizdas. Rūkas, kalnų viršūnės, karvės kažkur ganosi ant kalvos, nesuprasi, kaip jos čia atsirado, kas jas čia prižiūri ir nuotaika pradėjo taisytis. Mes debesy, ten praraja, ten dar tvorelė yra, bet kitur nebuvo. Žinai, kad praraja, bet nieko nematai, tai ne, taip ir baisu. Gerai, važiuojam toliau. Ai, jūs karviukai čia. Sveiki. Ką jūs čia veikinėjat? O, žiūrėk, kaip gražu, šakis sustok. Sveiki. Žiūri tiesiog į mane. Labas. Nesvarbu, kad su pilnais batais vandens, kad jau ir pirštinės peršlapo, šalta, drebi, bet vaizdas nuostabus. Pasidarėm dar keletą kadrų, gaila aišku, kad negalėjau pakelti drono, nes lyjo. Visą kelią lenktyniavom su bėgikais, nes jie visą laiką bėgo, mes stojom fotografuotis. Nu, tiksliau aš. Tu paskraidinčiau droną. O, Dieve, kaip gražu. Norėčiau paleisti droną, bet lyja.
šienu. Dviratininkų viršukalne. Vaizdelis nerealus. Turbūt, kad jo jau leisimės. Eina savo. Bėgikai užbėgo į visą kalną ir nieko. O mes čia padūsė. O Dieve, koks vaizdas. O ten bėgikai varo. Šortkutą. Užsikabarojus ant viršukalnės, pamatėm dar ir ožius besiganančius tolumoj. Pamatėm iš tikrųjų nuostabų vaizdą atsiveriantį, taip kaip vingiuoja kelias, kokie aplinkui kalnai. Tai iš tikrųjų va tas dalykas ir pakelia nuotaiką ir priverčia suprasti, kad tikrai išvažiavai ne veltui. Žiūrėjom, kad kempingas yra ganėtinai netoli, tai jau nebeskubėdami vingiavom tiesiog kalnų žemyn. Jo, tokios gražios eglutės. Galim sustoti, aš nufotografuosiu motociklą. Vėlgi keletą nuotraukų, vaizdai nuostabūs. Pažiūrėkit, kokie mieli. Labuka. Labas. Labas. Kokie mieli. Labuka. Labas. Pagaliau pasiekėm kempingą, susistatėm palapinės, kempingo šeimininkė labai maloniai papasakojo truputį apie gyvenimą kalnuose, kad kaip tik prasideda motociklininkų sezonas, nemažai važiuojančių būtent kaip ir mes, teta, tai visai maloniai pasibuvom. Tik minusas buvo tas, kad duše buvo žetonai, davė tik po vieną žetoną ir turėjom kažkokiu būdu labai greitai nusiprausti, šilto vandens mažai, ten kažkaip vandenį labai taupo. Nors kalnuose jo kaip ir turėtų būti daug, tai pasišildyti nelabai spėjom, bet užtat gavom arbatos. Nu va, šį kartą bent daiktų nereikia neštis 3 kilometrus. Ir dar gyvenam slėnyje. Palapinytė jau dar yra va čia vigvamų, jeigu kartais neturit palapinės. Eisim karštos turbūt arbatos ir į dušiuką. Kai visada jau mes ant pabaigos vos spėjom iki tamsos. Vyksta vakarienė viduje, nes laukia žiauri šalta. Jau mažiau turbūt negu 9 laipsniai, nes prieš tai 9 rodė. Tai va čia kažkokie yra tūno užtepėlė iš kažkokio rinkinio, sausainukai. Dar arbatytės yra. Tai va tokia vakarienė biškė. Bet labai fainai viskas. Šiandienos pastabos buvo tokios. Klaida neužsidėti neperšlantančių konių. Drivegai yra labai gerai. XT yra puikus motociklas. Reikėtų vežiotis feną, nes nieko jo nėra. Dar kartą palapinė, kuri be poliukų nestovi kalnuose, labai negerai. Bažnyčios varpai skamba absoliučiai visur. Atrodo, kad nėra negyvos dvasios kalnuose, bet tu vis tiek girdėsi bažnyčios varpus. Ir gal visai būtų gerai pasiimti ten. Kažkur išsitiesti, kai lyja lietus, kad turėtum kur normaliai persirengti.
užsirašiau, kad tą dieną mes nuvažiavom apie 200 km, nėra daug, bet už tą dieną buvo tikrai įspūdinga. Aš manau, kad šiam kartui užteks. Atsiprašau, kad šį kartą buvo tik tai asfaltas, bet tokia jau ta pradžia. Tai ačiū, kad žiūrėjot, laukit kitos serijos, prasidės bekelė. Nepamirškit like, subscribe ir iki kito karto. Čiau, chibrytė. Jo, čia lengvai, čia pravažiuosit su mocais, asfaltinis šiaujas.